Neseniai čia susimąsčiau, kuo mano gyvi, realūs mokiniai skiriasi nuo virtualių. Tų, kurie mato mano anglų kalbos pamokėlės čia internete ir pasirodo visiškai manęs nepažįsta. Supratau tokį dalyką, kad su tais mano realiais gyvais mokiniais mes juk reguliariai susitinkame. Ir iš tikrųjų ne tik tai sėdime, kalame taisykles, mokomės anglų kalbą, bet ir bendraujame. Jie man užduoda įvairių klausimų ir profesinių, ir asmeninių. Žino, kad visada atsakysiu. Ir aš jiems užduodu klausimų. Mes diskutuojame įvairiom temom. Taip kuriamas iš tikrųjų toks artimas, draugiškas ryšys, kuris labai padeda kurti ir tą saugią atmosferą klasėje. Žmonės pamiršta apie kalbos baimę, bendrauja laisvai. O štai mano tie internetiniai mokiniai pasirodo tokios galimybės ir neturi. Kartais užduoda man, žinoma, klausimų komentaruose, dar kur nors asmeniškai atsiunčia, bet aš tiesiog nežinau, kaip juos atsakyti. Ir pagalvojau, galbūt tikrai yra tas poreikis tiesiog žmonėms sužinoti apie mane kažką daugiau ir man atsiverti, kas iš tikrųjų yra labai baisu. Tai jeigu jūs domintų toks asmeninio pobūdžio turinys, kur aš dalinčiausi kaip su gyvais mokiniais savo mintimis, patirtimi, atsakinėčiau jūsų klausimus, tai tada you're welcome, prašau. Spauskite like, aš taip žinosiu, kad žmonėms tai yra įdomu. Ir rašykite savo klausimus komentaruose ir aš tada atsakinėsiu juos. Ir taip susipažinsime ir draugausime.